Esu Virginija, 59 metai. Šią ligą jau sergu 6 metai, be pertraukos. Jokios pertraukos neturėjau. Aš apie šią ligą žinojau, kadangi pas mane 2 seserys onkologija jau sirgo. Viena yra mirusi, 46 metų. Antroji jau yra operuota. Tai kad aš šią ligą žinojau, su ja buvau susipažinusi, aš jos kažkaip nebijojau ir tikėjausi, kadangi yra genetika. Pirmiausia buvo rasta krūtyje, jas abidvi aišku pašalino, chemija, spindulinė, paskui reikia profilaktiškai operuoti visus tos moteriškinius priedus visus. Greitų taikymai, Klaipėda vėl po visų spindulinių, reikia operuoti, reikia. Greičiau viskas greitai bus, valanda laiko ir viskas, pagulėsi parą ir namo. Jo, prabandu vakaras, kas buvo išplitęs 3 stadijos kiaušidžių vėžys. Geras, visa perpjauta, visur išvedžioti visi šlangai. Kas toliau? Toliau vėl chemija. Oi, reabilitacija. Ir galvoju, kai viskas tu ir baigsis. Deja, po pusmečio metastazės plautėje, kepenyse, vėl operacija, vėl chemija ir vėl be plaukų. Čia jau faktas. O ką tas visas palaikymas, kažkaip nenorėjau aš to viso palaikymo. Nenorėjau, kad manęs gailėtųsi. Labai nenorėjau. Aš viską pati. Kadangi vaikai turi savo gyvenimus, turi šeimas ir jiem kažkaip užsikrauti tikrai nenorėjau. Gerai, kad aš turėjau labai nuostabų žmogų, draugą, su kuriuo ir dabar gyvenu. Labai bijojau, kai jis mane paliks. Labai bijojau, kaip aš toliau gyvensiu viena. Bet jis su manimi iki šiol. Labai jam ačiū. Yra nuostabus žmogus, mane visur lydi. Tik šiuo metu jo nėra, jis ir būtų čia buvęs, kadangi yra išvykęs. Ir ką toliau vėl. Po to visų operacijų buvo tabletės, palaikomasis gydymas. Metus laiko. Po metų laiko vėl pradės augti, atgyjo. Tai vienas, tai kitas, tai krūties, tai kiaušidžių. Dabar vėl iš naujo, kadangi jau 4 cm, jis yra neoperuojamas žarnyne. Ir vėl chemija, dviguba chemija, biologinė ir tikroji chemija. Ir vėl plaukučiai krenta, perukas kartu visur su manimi, tai reikia peruko. Ką toliau? Dabar vyksta aktyvus gydymas. Ir nepasiduodu, svarbiausia nepasiduoti, svarbiausia eiti į priekį. Ir nesinervuoti. Aš visą gyvenimą tokia buvau, niekad nesinervuoju, visą kartu moki pykti, vis laik su šypsena. Žinokit, kai lašam, kai sėdėm ten po tos chemijos lašalinės, ten sėdėm po 8 žmonės ir visokių yra, tikrai visokių tų moterų, visokių tų vyrų ir kiti tiesiog sukelia tokias blogas emocijas, kaip dabar praeitą penktadienį, kai čia buvau, tokia moteris atvažiavo ir jinai aiškiai pasakė, ką dabar daryti, kaip man numirti, kaip man išeiti iš to gyvenimo, aš pavargau. O mes ten susėdė visi hihaha būdavom, ten anekdotą kas kokį. Ir mums sukėlė tokias emocijas, kad tikrai išėjom pavargę. Pavargę tokie nusekė ir patys ligoniai. Tikrai to dalyko negalima daryti. Ir nereikia. Reikia tikrai nepasiduoti aukštyn galvą. Aš galiu, aš dar einu, aš atsibudau, aš matau saulę, aš matau žmonės, aš galiu bendrauti su vaikais, bendrauti su anūkais. Ir kuo daugiau reikia. O kada atsisėsim, atsigulsim, niekas nebepakels. Reikia patiem įtaikiptis tą gyvenimą. Aš taip galvoju. Nereikia, aš pati savo psichologas daug dirbau su savim, daug tikrai mokinausi, kaip nepalūžti, kaip neužkrauti kitiem bėdų. Vaikam tikrai, kai skambės, gulės ligoninį, tikrai per tais aparatais ir kelsis, griūsi. Vaikai paskambės, mamytė, gal reikia atvažiuoti. Ne, viskas gerai. Viskas gerai, vaikai. Aš tvarkoj, parvažiuosiu, susitiksim, pasėdėsim.
Geras klausimas. Gerų emocijų ten norisi tikrai, kad nebūtų to. Tiek užsijuokiam kartais, kad subėga iš kitų palatų. Nu, mes tokios bajarystės ten pastoviai susirenkam. Ir ką žinau, nu, po tos chemoterapijos būna sunku. Pirmą dieną žiauriai, blogai pykina, nepaini, skauda visi kaulai, virsti, keliesi, eini. Labai mėgstu važiuoti su dviračiu, mėgstu keliauti, vaikščioti. Po 10 km padarau, dabar jau peškom nesu, dviračiu tą varau. Jis aplungė. Sakykit, kokią turit svajonę? Juk nežinau. Kaip anksčiau svajojau, aš niekad nesuskridusi lėktuvu ir man sakė, tais metais 60 metų man išpirks kelionę. Jeigu ką. Ir va ta svajonė ir kirba man, kaip čia bus, kaip aš čia nuskrisiu. Nes ir Turkija ten va kur nors, kur viskas įskaičiuota, nieko nereiktų rūpintis. Aš va šito ir svajoju, ir noriu, ir bijau. Noras reikia judėti, negulėti. Blogai keltis. Keltis, virsti ir vėl keltis. Tikrai, o atsigulėt gali labai ilgai ir pripranti ir reikia pačiam. Ir ką palinkėtumėt tam žmogui ir savo likimo sesei, kuri ką tik išgirdo, jai nustatyta onkologinė liga? Oi, ką aš palinkėčiau ir pasakyčiau, nepasiduoti, nepasimesti, nes čia ir onkologija, ir vėžys, ir nenuosprendis. Čia ir liga. Ir medicina yra pažengusi, ant tiek pažengusi, kad vis naujovės, kaip aš pradėjau prieš 6 metus, visai kažkoks kitaip tas gydymas vyko, visą to pykindavo, vemdavo po tų visų chemoterapijų. Dabar nebėra, kadangi pakeitė viską iš karto sulašina, sutvarko žmogaus organizmą, kad nekentėti. Tai manau, nebijoti, sakyti, eiti, šnekėtis. O kuo daugiau šnekėsi, kuo daugiau bendrausi su žmonėmis, tuo pačiam lengviau bus. Nesislėpti.